Sveiki visi draugai, bičiuliai. Šiandien, kaip matot, iš namų, tiksliau kol kas dar iš namų. Tai šiandien, chebra, kaip jūs ir prašot, norėčiau pasidalinti su jum, kokias aš programas ir kokius nustatymus naudoju ant savo Equinox 900. Iš tikrųjų, nemažai laiko praleista laukuose, testuojant ir žiūrint programas bei jų nustatymus. Tai priėjau tokios išvados, kad man tinkamiausia programa yra tai Flashes 2, kaip ir matot čia. Kuom jinai geriausia man, tai tikriausiai, kad stabiliausiai veikia visose gruntuose. Iš tikrųjų, mažai fantomų, mažiau jinai neadekvačiai elgiasi paieškų metu. Tai greitai perbėkim per nustatymus, kokius aš naudoju. Išplėstai aš nepasakosiu, labai smulkiai, kas už ką atsako ir kokią funkciją atlieka. Tiesiog parodysiu, kokius aš esu išbandęs nustatymus ir kurie man yra tinkamiausi. Tai kiekvienas galės pasibandyti, jeigu tiks, netiks, tai aišku pasirinksit savo naudojimus. Nu ką, pradedam tada. Tai pirmas yra triukšmo slopinimas, tai nauja funkcija įdėta dabar atnaujinime. Tai paspaudžiam priimti, atmesti mygtuką ir jisai pradeda suktis. Vieną kartą, antrą kartą. Atleidau. Reikia atleisti, laikyti. -9 matom. -8. Nu, matom panašiai stabiliai. Atleidžiam, užtenka. Šitas atlikta. Toliau einam į grunto balansą. Tai grunto balansas dviem būdais galima jį daryti, arba rankiniu, pumpuojant ryte prie žemės, ir kol šitas skaičius nebesikeičia, arba pasirinkam automatinį būdą, kaip matot čia tą spyruoklytę, priimti, atmest mygtuką paspaudžiam, išjungiam automatinį arba įjungiam. Aš visą laiką darau taip: ateinu į lauką, susirandu švarų plotą, tada rankiniu būdu atsipumpuoju ir įjungiu automatinį grunto balansą. Tai tiek būtų su grunto balansu. Toliau einam į garso reguliavimą. Tai garso reguliavimas, aišku, jį galima pasirinkti aukštesnį arba tylesnį. Čia kam koks geriau. Aš vaikštau su ausinėm, tai dažniausiai vaikštau nuo 16 iki 19 panašiai tam tarpe. Tai šitie garso reguliavimo nustatymai turi išplėstinius nustatymus. Tai žinom, pasižiūrim, kokiegi pas mane yra. T1 yra 6, T2 25, T3 25, T4 25 ir T5 25. Tai tiek būtų iš garso. Toliau einam į foninio garso lygį. Tai pas mane čia stovi 4. Jeigu užeinam į išplėstinius, čia tik viena galimybė yra pasirinkti paties, pas mane stovi 3. Einam toliau, tai čia yra tonai. Aš vaikštau su 5 tonais. Galima pasirinkti polifoniją, bet ten turbūt reikia turėti muzikinę klausą, kitaip neįmanoma ten suprasti, kas prie ko. Bent jau aš nesuprantu. Dar yra 2 arba 1. Man priimtiniausia yra 5. Tai užeinam į išplėstinius nustatymus. Tai 1 pas mane stovi 1, T2 stovi 12, T3 stovi 20, T4 25 ir T5 stovi 25. Tai tiek būtų iš išplėstinių. Toliau einam tono lūžio nustatymai čia yra. Irgi jums neaiškinsiu, kas čia prie ko, tik parodysiu, kokie pas mane yra. Tai T1 0 stovi, T2 20, T3 56,
ir T4 pas mane stovi 84, daugiau čia nebėra, kaip matom. Jau prasideda nuo 1. Išeinam. Ir toliau einam į reakcijos greitį. Reakcijos greitis pas mane yra 4, tai čia nuo užterštumo priklauso dirvožemio. Jeigu paieškų vieta pas mus nėra labai užteršta, tai aš vaikštau 4, jeigu jinai yra truputį daugiau jaučiasi negu turėtų būti užteršta, tai vaikštau 5, o jeigu jau gerokai užteršta, tai vaikštau 6. 7 dar kartais vaikštau, iš vis galima pasirinkti iki 8, bet aš vaikštau užterštoj su 6, neužterštoj su 5. Tai ką reikia atkreipti dėmesį, kuo aukštesnis pas jūs yra reakcijos greitis nuo objekto, tuo jūsų metalo detektorius aptinka objektą seklesniam gyliui. Tai reakcijos greičio išplėstinėse funkcijose yra dar viena opcija, kuri išėjo taipogi su programinės įrangos atnaujinimu. Tai yra patobulinimo diskriminacija. Kaip pavyzdys, moneta guli šalia metalo, tai šitas atnaujinimas padeda geriau tą monetą prietaisui aptikti. Iš tikrųjų, neblogai veikia šita opcija. Aišku, dar vis bandymuose, bet šiaip patenkintas aš šituo atnaujinimu. Anksčiau aš vaikščiodavau ant 6 arba 3. Tai irgi padėdavo diskriminaciją šitą atskirti spalvotą metalą nuo juodo, bet su išėjusiu atnaujinimu ženkliai man regis pagerėjo. Čia mano asmeninė nuomonė, visi pasibandysit ir susidarysit savo nuomonę apie šitą atnaujinimą. Tai tiek chebra būtų iš visų nustatymų. Tai jeigu turit klausimų, rašykit, jeigu turit kažkokių pamastymų, pasiūlymų, galbūt savo kažkokių nustatymų, tai duokit žinot, išbandysim ir žiūrėsim, kokie geriau veikia, su tokiais ir vaikščiosim. Kol kas esu patenkintas su Pliažas 2 programa ir šitais nustatymais, kuriuos jums parodžiau. Tai pasibandykit, jeigu patiks, naudokit, jeigu nepatiks, paprasčiausiai naudokit savo. Niekam neperšu, tai kaip ir prašyt chebra, pasidalinau, su kuo aš vaikštau. Tai tiek žinių, einam, ieškom, randam.